Skaitysiu aš, jis pristatytas esu kaip D.Ž. Rimantas Kmita, o tokie sudarė visuomet skaito iš lapo, kad etiketui nusižengta nebus ir lūkesčiai vakaro svečių nesugriauti. Galėčiau čia dabar pristatinėti Spraunio Arūną, bet kai ką ir praleisiu, taigi kalba literatūros kritikas ir daktaras humanitarinių mokslų kalba. Jisai galvoja, ką aš čia dabar kalbu, kam įdomus visą tai. Tai jau geriau eičiau ir rašyčiau, nes rašymas yra jo darbas, o nekalbėjimas jo darbas yra. Rašyti kokį siaubingai mokslinį tekstą ir įėjimą iš grožinės literatūros, analizuotų savo. Atsilošdamas, tarkime, Mazdos įvaizdį šiuolaikinėje lietuvių poezijoje. Analizuotų priglusdamas prie stalo, rašomoje į žodynus bei enciklopedijos droviai, dirstelėdamas bei pasiaiškindamas. Ir paaiškėtų tada jam, o ir kitiems jis paaiškintų, kaipgi yra vis dėlto su tomis Mazdomis lietuvių poezijoje šiuolaikinėje. Štai Grajausko eilėraštyje Mazda yra raudona lyg nudirta oda ir rėkia ta Mazda labai. Negana to, kad raudona ir jai skauda, kad žaizdos ir kraujas, lyrinis eilėraščio herojus jaučiasi irgi siaubingai, egzistenciškai rėkia, skundžiasi, dejuoja, nes jautrus yra lyrinis herojus ir skausmą jam kelia pasaulis. Sprauniaus Arūno poezijoje neminima Mazdos spalva. Kritikas spėja, kad būtų jį kokia mėlyna, bet galėsite patys paklausti, kokia jos spalva. Ir ar kartais nėra čia ta vieta, kai gyvenimas autoriaus susiliečia su fikcija. Ar nėra čia tie vadinamieji autobiografiniai momentai, nes Mazdoms autorius iš tiesų neabejingas. Aiškinu kartais kritikui, kad varikliai jų labai geri, kad nerūdyja, kad kritiko opelis, korektiškai tariant, kritiko opelis nėra pats geriausias pasirinkimas. Nes juk reikės kažko autoriaus paklausti, bus ta vakaro rubrika, kai reikia klausti, o salės stovės nejaukti tyla arba krizelimas. Ir nenuslėpkime čia, kad įsileidė kritikas dėl operio, kad jautrus būna ir kritikai. Juolab ir autorius ankstesnėje poezijoje opeliui skyrė opusą Opeliuko pasakojimas apie ryžtingų bruožų markę, bet tiek jau to, grįžkime į siužetą. Taigi, nes spalva čia svarbiausia, Mazda Sprauniaus poezijoje ne tik, kad be žaizdų, ji be variklio, bet kaip rimtame animacinėme multike labiau šelmiška ir žaisminga, gal net paslaptingai žaisminga. Ir kritikas bandytų daryti apibendrinimus, išdėstyti išvadas, nes reikia juk išvadų ir nėra ir negali būti čia jokių žaizdų, o tai žaizdotoje šiuolaikinėje poezijoje lietuvių herojiškai reta. Nes žaizdota ne tik Mazda Grajausko poezijoje, žaizdų Parulskiui tėvo ir tėvo žaizdų, žaizdų ir Stankevičiui, o ir ką jau čia slėpti Mariui Burokui. Tik štai, ką jau čia slėpti Mariui Burokui? Kritikas nusimušė. Taigi Mariui Burokui, ką jau čia slėpti? Išleidusio knygą žaizdotų viršelių, žaizdotų dizaino. Žaizdotas dizainas galėtų tikti ir Sprauniaus poezijai, tik pastarojo vaikino atveju nėra nieko anapus dizaino. Nėra ir būti negali nei žaizdų, nei kraujo, nei skausmo, nei tikrojo džiaugsmo. Dizainas yra pradžia ir pabaiga, ir liūdina tai, ir gąsdina tai. Paprastai nemažai lietuvių literatūros kritikus bei žinovus krečia širdiško žaizdotumo tradicija, nes poezija ir yra ta transporto priemonė, kuri veža visus ten. Anapus dizainą. O Spraunius išlieka stotelėje ir vėjas draiko jo geltonus plaukus ir žvilgsnis sklinda turgaus platybėse ir marškinėliai jo su Mickey Mauso atvaizdu, nes tai, ką iš čia mato, stulbina jį. Ir verčia šypsotis, nes vyksta čia šventė ir karnavalas, nes dalyvauja jis nuolatinėje kvailių puotoje. Nors taip ir nesako. Sako tik nesubtilus kritikas, nors ir su daktaro laipsniu. O Spraunius tai šypsos ir dedasi šlovinimus su visais sykiu, iškilius prekinius ženklus, kad kritiko kartą teiravosi toks pagyvenęs skaitytojas tokiame viename renginyje. Pagyvenęs, patyręs ir manantis, kad nepraradęs jisai dar žodžio šmaikštaus, jo pasinaudodamas ir klausė įsitikinų. Ir kiekgi autorius sumokėjo tos firmos, išvardintos eilėraštyje mylintieji. Kritikas jaunas buvo visai ir nešmaikštus, suglumo ir sutriko, bandė rimtuoju prieš juoką eiti. Herojiškai stoti, niekas nepatikėjo, vis tiek viduje kritikas manė, žinas šios poezijos podas, slapta galvoja ir svarstė visai, kodėlgi iškilių literatūros kritikų akiratin
nepapuola poetos Sprauniaus eilėraščiai, gal per daug jie iškilūs, gal ir poezija ta neatleistinai per daug įdubusi, gal išties nieko nėra anapus, o jau kai taip atsitinka, tai yra vadinama postmodernizmu, o kai jau vadinama postmodernizmu, tai nieko gero nelaukia. Kai Kavolis Lietuvon atkakęs kalbėjo, kad nėra čia jokio postmodernizmo, o jau pulkais sukėlė kovoti prieš jį, kovojo nuoširdžiai bei gaistringai. Dar prieš 10 metų apsižvalgęs kitas kritikas Alfonsas Andriuškevičius irgi sakė, nėra Lietuvoje tikros postmodernistinės poezijos, na gal tik Abrutytė išskyrus, nes nėra tikro tuščiaviduškumo. Iš esmės kalbėjo apie tą patį, nėra taip, kad už dizainą nieko nebūtų, nes lietuvių poezija už dizainą slypi gilios kalbos šaknis, sėdi Dievas su angelais, plyti į visas pusės nusidriegusi dramatiško individo egzistencijai. O čia nieko. Gal ir ne visai nieko, kartais nuolankiai tokiai poezijai suteikiamas žaidybiškumo būdvardis. Bet ką jis gali reikšti palyginus su anksčiau minėtomis kategorijomis agrarinėje lietuvių kultūroje? Jis gali būti pavydėti tik atsainių, tik žaidimas gražiais dizaineriais. Žodžiu, tokia animacija, visą tai žiūrint lietuviškai animacija, o ne poezija. Kartais paišyta, kartais kompiuterinė animacija, o kartais plastelino, nes kas juokingiau būti gali negu animacija iš plastelino. Kaip sakė Griškovėcas, kaip taikliai pastebėjo rusų rašytojas bei dramaturgas tas sakė. Как можно живому человеку показывать кукольный мультфильм? Nėra šis Spraunius krūjų kaip koks šilvys, kaip koks aistis rašo, jis rašalo, aš čia iš kur tas rašalas ant stalo jo, lipdavo laptopu tokius poetinius plastelinus, iš pradžio juokinga, jokiesi, o galiausiai supranti, ne taip kažkas čia ne taip, ir matai, kad jau nejuokinga, nebesišypsa, jau vypsi, tik persikreipas ir supranti, kad visi tie plastelinai ir animacija šitą siaubingai tikra, kadangi anapus jos nieko nėra. Tik vaikai gali tikėti, kad anapus pasakos kažkas slepiasi. Bet kai nieko nėra iš tikrųjų. Tai lieka ta plastelinė netikrovė, vienintelė tikrovė sesuo ištikimoji. Ir nepatinka tas kažkaip, nors ir nereikia kaip Mazda raudona, bet nepatinka, kad rinkimus laimi plastelinas ir dizainas, kaip tyčia čia apie politiką užsiminiau, nes žymus yra Spraunius politikos reikalų apžvalgininkas. Kalba kritikas, praleidžia toliau ir savo paskutinį žodį taria kritikas, animacinės literatūros kritikas.